einu taip ir galvoju, jeigu, tarkim, kiekvieną penktadienį yra vartojamas alkoholis, galvoju, reikia paskaičiuoti, kiek tai išeina dienų per 10 metų. Ir aš paskaičiavau, kad tai gaunasi 480 dienų, o vienose metuose yra 365. Tai gaunasi, kad vien tik tais penktadieniais vartojant alkoholį žmogus per 10-metį beveik 1,5 metų vartoja alkoholį. O jeigu ir penktadienį, ir šeštadienį, tai jau gaunasi beveik 3 metai. Kai paskaičiavau, wow, skaičiai kosminiai.